prasidėjo. Biški kelionės keleivių sąstatas turėjo būti kitoks, bet gyvenimas padarė, kad sumažėjo biški. Tai pasidarysim romantišką kelionę dviem į Romą. O visi keliai ir veda į Romą. Tai va, tai pas mus 3 valandos plus 1. Įdomu, kiek nuvažiavus bus. Lekiam į oro uostą. Neturim nei dokumentų, nieko. Pasikeitė lėktuvas, neleido nei čekinus pasidaryti, nei dar kažką rašo, kad oro uoste tai padarytis. Tai turim ne 2 valandas prieš atvykti, o 3 valandas prieš. Tai visa naktis sugadinta. Jeigu lėktuvė pavyks pamiegoti, rytoj bus gerai pavarinėti. Jeigu lėktuvė nepavyks, tai rytoj zombių vaikščiojimas bus. Tiksliau šiandien jau. Nu va, mes jau prie Vilniaus oro uosto. Vilnius pasitiko su šlapdriba. Lengva. Tikiuosi, Roma nepasitiks su lietum kokiu. Nors rodo, kad šiandien biškį gali lyt. Įsistatysi mašiną aikštelį ir pėdinsim į oro uostą pakimarinti. Dar 3 valandėlės. Čia kažkokios statybos? To terminalo dar vienas statyti. Nors ne čia turėtų, į ten kažkur statyti. Čia gal irgi kažką turi praplėsti. Nuo 3 važiuoti galim, tai galim. Ale čia visai žiūrėk, kur snigi. Nu. Numeriai turėtų būti suvesti. Tiesiog pasirašė sutartį. Vėliau iki 13. Dabar tik vietą surasti. Tai čia nėra skirtumo kur? Ne, nu tik tai kur atžymėtas nuomojamas mašinas. Jau prasideda Romos skulptūros. Nu, štai Roma. Esam jau oro uoste. Einam ieškoti autobusų, kaip nuvažiuoti iki pačios Romos. Žiūrim ženklus. Bandom atsekti, kur yra var. Rodo, kad į dešinę eiti autobusai. Ir bandom kažkaip nueiti iki ten. Ieškom, kur čia bus. Tai va, ką po truputį einam ir bandom susirasti tos autobusus. Rasti nesudėtinga. Eini į dešinę, išėjęs iš terminalo, bet kurio, ir prieini visą autobusų stotį. Tai nieko sudėtinga. Atėjom 13 ir 15 mums tinka autobusai. Jau stotelės 13 ir 15 važiuoja. Ir dabar žiūrim, ar dar tebėra 13 ar ne. Jeigu tebėra, tai galime 13 šokti.
Jei nebėra, šoksim 15 už 10 minučių. Yra 13. Nu, šitas. O, iššokom į autobusą. Gavom gerą vietą sėdėti. Pačiam priekį. Tai galima bus viską apžiūrėti, visus vaizdus. Gražu visai, žalia, neišdegė kaip visada. Būna pietuose. Tai judam dabar į pačią Romą. Koks senamiestis prasideda. Gražu. Kas čia, ką žinai, atsitikė? Išsikvietė kažkokį tarnybos policiją. Nešas kažkokius maišus kažką tvarkyti. Bet čia, kaip suprantu, būtent policija Romos senamiesčio. Duobes užtaisyti normaliai. Ant duobių šaltą saltą pils. Užskaitau. Atvykom į pagrindinę stotį. Dabar bandom eiti link viešbučio. Link viešbučio 20 minučių pieškom kelio. Pasiėmėm kaip ir netoli. Tai kaip tau miestas? Kiek matei per autobuso langą? Žalias ir daug visokių pastatų kaip muziejui. Nu jo, pastatai tai kaip muziejiniai, kai kurie kažkiek pafilmavau. Bet nežinau, kiek įdėti, kiek ten gražiai nufilmavo, nes judėjo labai. Tai va, einam po truputį link viešbučio ir žiūrėsim, ką ten rasim aplinkui ir dar pasivaikščiosim. Nu, priėjom viešbutį savo, tai einam dar pasivaikščioti, nes laiko daug dar liko iki viešbučio. Tai eisim ten, kur matosi toli gražus pastatai, pasižiūrėsim, kas tenai, ir tada turbūt grįšim iki viešbučio.
O čia va Konstantino arka yra. Čia dar kažkokia bažnyčia griuvėsiai. Likęs kupolo pusė. Koliziejus. Apėjom aplinkui iš kitos pusės. Čia kažkokie va dar pamatai likę. Čia dar va pamatai likę. Cezario rūmai.
Na va, biškai pailsėjom, pagulėjom kambariukį, pasikrovėm viską ir drožiam vėl kažkur pasivaikščioti. Gal kažką dar pafilmuosiu, kažkur nueisim. Čia davė tokį žemėlapį, pabraižė maršrutus, kur galim nueit. Bet tą turbūt didelį maršrutą, tokį, kur nubrėžė, eisim rytoj. Šiandien jau nebeisim, tai dabar susidedam, beveik realiai susidėjom šmutkės ir einam dar pasivaikščioti ir kažkur pavalgyti. Kambariukas va nedidelis mūsų, toks, tik tai lova, telikas, staliukas, dušas, kriauklė ir tūlikas bendras tenai išėjęs pro duris. Ant 2-3 ten kambarių, man atrodo, supratau. Tai va, tai kambariukas mažas, bet prie pat čia Koliziejus, prie pat visas pats centras, pačiam centre, tai kaip ir neblogai. Išmiegoti bus gerai. Tai va, dabar susiruošiam ir einam toliau žmonėtis. Nu ką, antras išėjimas. Biškį pakimarinom kambarį. Atrodo, kad kita diena prasidėjo, o dar net ne vakaras net. Tai kažkaip susimaišysios čia tos valandos. Atrodo, ta 1 valanda atsisuko atgal, bet taip čia kažkaip jaučias valia kaip. Tai dabar eisim toliau žiūrėti muziejaus po atviro dangum, nes čia kur tik pasisuki, tai ir ten žiūrėk, į kurią pusę pasisuksi, visur viskas valia kaip gražu, visi pastatai tokie gražus, net nereikia pačius muziejus eiti. Va, tokia aikštė. Čia garsusis Trevi fontanas. Garsusis Trevi fontanas.
Tomo sveikatą. Nu va, užsisakėm itališkus picos. Pasiėmėm litrą alaus. Nu ir išaušo didingą akimirką. Paragausim itališkos picos. Šitą karštą man va. Skiriasi nuo lietuviškų. Gal ir daugiau. Pratau. Visai nieko. Gerai. Gal padažo nereikės. Skanaus mum. Skanaus. Kaip čia vadinasi? Ispaniškieji laiptai. Ispaniškieji laiptai. Tamsoj šiaip ne taip atėjom iki ispaniškųjų laiptų. Dabar galvojam lipti ir nelipti iki jų viršaus. Nuotraukai atrodė jie mažesni. Aha, nuotraukai viskas atrodo mažesni. Žiūrėk fontaną. Nuotraukai viskas atrodo mažesni. O čia ne velnė neatrodo maži. O dar fontaniukas turi kelią. Laivas. Laivas. Nu man, dabar galvosim, lipti ar nelipti tos ispaniškosios laiptus. Skirtai, va, reikia čia, va, kad žmonės žino 100 metų, kad gali sėdėti, dabar nebegali. Ir va, vis praeina pasakyti, kad negali. Bet tiek čia gerai nutrinti? Tai taip, nes anksčiau čia sėdėdavo. Nemanau, kad subinės nutrynė. Ai, ne, šiek man karšta jau pasidarė. Šiaip tai netgi baudas turėtų dalinti. Sėdėjimą ant laiptų. Nuo 2 permetų.